Labas rytas, tai jau pirmadienis. Vakar iš tikrųjų nieko nebefilmavau, nes buvo rami diena. Labai jau skaudėjom kojas nuo šeštadienio, nes jo šeštadienį išvaikščiojom gan daug tam Brukline. Matėm Bruklino ir Manhatano tiltus. Tai Bruklino tiltas yra senesnis, jo pirmas pastatytas. Ir matosi jisai senesnis iš pačio statymo, iš spalvų, o Manhatano toks jau naujobiškesnis, mėlynas ir toks modernesnis. Bet prasėjom po to Bruklino tiltų ir perėjom iki Manhatano pusės, ir paskui važiavom namo jau. Buvom pavargę iš tikrųjų, tai jau nieko vėliau ir nebeveikėm. Plius dar kai lijo visą dieną, tai iš tikrųjų ir peršlapom. Biškai pasigalėjom, kad iš ryto nepirkom skėčio, bet galvojom, kad mes su gerom striukėm, kur neperlys, bet vis tik perlijom. Nes lietus buvo visą laiką non-stop. Ir vakar jau buvo šiaip graži diena, be lietaus, tik vėjas toks buvo šaltokas. Bet mes pasidarėme tokią poilsinę šiek tiek dieną, kad labai daug neiti. Tai buvom prekybos centruose. Tai dar pažiūrėjom ir lauktuvių, ir savo, ir kitiem. Tai buvo tokia ramesnė diena po prekybos centrus. Dar buvom kavinėje, vadinasi Applebee's. Tai ten nusisakėm po makaronų su vištiena, iš tikrųjų labai skanus patiekalas. Man tai labai patiko. Mac and cheese makaronai su tenderiais išėmės traškys. Jo, o dar prieš tai buvom tam Five Guys. Mūsų, man atrodo, buvo, Edgaro buvo tikslas nueiti į Five Guys ir tam Applebee's, ne? Ir Chipotle. Tai, žodžiu, visus tris ir aplankėm. Man gal labiausiai patiko ta Applebee's. Nes jin tokia grinai amerikietiško stiliaus ir visa aplinka tokia amerikietiška, kaip pasakyti. Tai iš filmų gal, Taip. Ir tas maistas toksai, tradicinis burgeriai, kas ten picos buvo ir picoje, šonkauliai, mac and cheese, visokie makaronai, žodžiu, toks amerikietiškas maistas. O ten Five Guys iš tikrųjų labai fainai, irgi labai skanus buvo burgeriai, tai tiek, kad ten jau tik burgeriai ir, bet porcijos iš tikrųjų didelės. Ir šiaip mes kalbėjom, kad apskritai čia Amerikoje labai porcijų dydžiai, iš tikrųjų labai didelė. Dviese reikia pirkti vieną porciją ir valgyti per pusę. Ir čia ne mes vieni tą sugalvoja. Bet labai sunku atsilaikyti būna, pamiršti tuo momentu, kai reikia užsisakyti. Nes atrodo nori valgyti ir tai kaip čia viena, bet iš tikrųjų čia porcijos didelės ir užtektų dviem vienos. Tai o šiandien papusryčiavom ir oras gražus, saulė šviečia, bus iki 17. Bet kai saulė jaučiasi šilčiau, nežinau kaip su vėju, tai žiūrėsim. Bet šiandien važiuosim vėl į Manhatano dalį. Planas yra šiaip nueiti į tą 9-11 muziejų. Bandėm dar šiandien ryte nusipirkti tos nemokamus bilietus, nes pirmadienį įėjimas būna nemokamas vakare. Bet reikia nusipirkti ryte bilietus, bet puslapis užlūžo ir tų bilietų nebeliko. Tai, man atrodo, išlavė kažkas, kas žino, ką šluot. Jo, tada nusipirksim bilietus, kainuoja $33 vienam žmogui įėjimas, o jeigu su gidu turą turėt, tai kainuoja 53 berods. Tai mes pasiimsim tą laisvą vaikščiojimą. O mes apskritai dabar, kai esam apsistoję šitam New Jersey pusiai, tai mums labai patiko šita dalis. Kažkaip nėra tokia perkrauta ir žmonių kaip Manhatanas, aišku. Tų dangoraižių kažkokių ir nėra. Yra? Jersey City jau kur ir tenai. Tenai, kuriem pirmą dieną. Jo. Yra, bet kažkaip ta žmonių nėra tokia pergrūsto, nežinau, vietovė. Ir tik čia, kaip supratau, yra kažkoks labiau gal meksikiečių rajonas, nes labai daug meksikiečių. Būtent čia, kur mes. Kur mes. Bet čia buvom ir toliau pavažiavę į Tesco, Walmartą irgi. Tesco? Ne. Costco. Tesco? Kas tas Tesco? Kas tas Tesco? Kur tas Tesco? Nežinau. Čia nėra Tesco. Tai, kažkaip labai daug tų meksikonų čionais. Ir daug kur užrašai meksikietiški irgi šalia parašyti. Ir muzika groja, kad ir meksikietiška.
that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, 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 no. Tai šiandien atvykom į Chelsea rajoną ir iš tikrųjų jaučiasi, kad kiekvienas tas rajonas turi kažkaip savo kažką savito, savo kultūrą, nežinau, ne kultūrą kaip pavadinti, gal tiesiog skiriasi ją, visi jaučiasi kažkas kitaip. Manhattanas ten jaučiasi vienaip, Brooklynas žem kitaip, New Jersey's vėl kitaip, čia tas Chelsea vėl kitaip. Ir sunku jaučiu nupasakot, kas kitaip kol nepabūsi, bet žmonės visai ta žmonių, kaip čia pavadinti, žmonių vairovė, kultūrų vairovė visai kita jaučiasi, tai yra kažkokių skirtumų irgi tarp tų rajonų. O šiandien oras irgi gražus, saulė šviečia, tai smagu. Ir man atrodo, daugiau net nebelis, tai visai gerai. Dar užvalgėm šiaip vieną labai fainą, radom tokį prekybos centrą, nežinau kaip čia. Chelsea Market. Chelsea Market, jo, jeigu kažkas pažiūrėsit, pasiguglinsit, arba gal kas buvot. Tai tenais labai daug mini tokių parduotuvių ir mini kavinių. Ne kavinių, tiesiog užsisakai ir ten keli staliukai ir sėdi. Labai įdomi ta vieta, toks marketas. Tai suvalgėm, paragavom vieną takos, buvo kas ten? Tako ir picos. Tako. Ir picos. Tai pica žiauriai patiko, žiauriai skani. Tas padas, mes iš tikrųjų dar kažkur Manhattane valgėm irgi vieną slaistą šitą, vieną gabalėlį picos. Tai tenais tas padas toksai traškus ir grudeliuotas toks, net nežinau ką vadinti, bet labai skanu ir žiauriai skanu pica. Ir tą vieną taką valgėm. Tai dar šiaip turim tikslą paragauti hotdogų. Nežinau, ar tiesiai iš vagonėlio, ar iš kažkur, bet dar hotdogų būtinai reikia suvalgyti. Someone to see things through.
Tai atvykom dabar į šitą 911 muziejų. Gerai, kad iš tikrųjų nusipirkom anksčiau bilietus, nes nereikėjo laukti eiliai, tai praėjom greitai. Yra ir patikra, tai vos ne kaip oro uoste dėl metalų. Reikėjo praeiti tą kaip metalo detektorių, palikti ir daiktus, kad praskanuotų. Tai toks griežtesnis įėjimas, bet čia iš tikrųjų įspūdinga viskas atrodo labai. Yra nemažai ir išlikę įvairių nuolaužų, griuvėsių, įvairių daiktų, bet iš tikrųjų nuotaika čia tai labai liūdna, nes vis tiek toks įvykis, tai kažkaip paliečia vis tiek tokie įvykiai, nes kas čia įvyko, tai tikrai labai labai stipru. Turbūt visi atsimena, kas tą dieną ką veikia. Nu jo, realiai. Aišku, jaunesnė turbūt net nežino, kas tas yra. Nu, žino gal, bet aš atsimenu, kad aš buvau 1 klasėje. Aš atsimenu, kad aš su vaikystės kaimynu Tomu buvau kieme tą dieną. Aš kažkaip, tai nors nežinau, aš tikrinėjau, kad kažkaip mokykloje pasakė, kad kažkieno ten mama skrido į Ameriką ir ten lėktuvas kažkoks, kad dužo. Kažkur atsitrenkė kažkas, bet neaišku, ten tas lėktuvas, ne tas lėktuvas, bet tai tikrai šitą žinią nuskriejo per visą pasaulį. Bet čia tikrai atmosfera labai labai liūdna. Iš tikrųjų tokia tikrai įspūdinga vieta. Tai labas rytas, jau turim ir antradienį. Dabar yra kažkur apie 9 ryto. Lietuvoje kiek? 4. Tos pačios dienos jau kaip ir po pietų. Ir dabar važiuojam papusryčiauju ir važiuojam į